tėvelis į mišką, išėjo motinėlė į mišką. Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai į mišką. Pamatė tėvelis pelėdą, pamatė motinėlę pelėdą. Pamatė tėvelis, pamatė motinėlę, pamatė visi vaikai pelėdą. Nušovė tėvelis pelėdą, nušovė motinėlę pelėdą. Nušovė tėvelis, nušovė motinėlę, nušovė visi vaikai pelėdą. Vaikai, ateikite čia, ką aš jums pasakysiu. Šiandien, vaikai, mes atėjome į mišką ir mūsų pamokos tikslas yra prisiminti tai, ką išmokome per pasaulio pažinimo pamoką. Tai yra, kaip nustatyti pasaulio kryptis ir sužinosime kažką naujo apie mišką. Vaikai, o kaip reikia, kad nepasiklystume miške, ką reikia daryti? Ieškoti. Ką ieškoti? Kur yra šiaurė ir vakarai. O kodėl mums reikia tai žinoti? Kad nepasiklystumėm. O kaip mes nusistatysim, kur yra šiaurė, kur pietus, kas žino? Gabytė. Kad šiaurė yra samanų daugiau ir medžiai kitokie, skruzdėlynų. Palauk, neskubėk, kad šiaurėje yra daugiau samanų. Kas dar ką žino? Nu, Gabrielė. Yra akmenų ten daugiau. Šiaurėje akmenų? Ne, apsamanoja. Labiau apsamanoja, ar ne? O dabar mes... Gyvena skruzdėlės. Miške gyvena skruzdėlės, o kaip pagal skruzdėlyną nustatysim? Ir augai dar uogas. Palauk, aš dabar klausiu apie skruzdėlyną, kaip nustatysi. Kas skruzdėlytės, kurioj pusėje daugiau išlindusių skruzdėlyčių? Saulės pusėje. Nu tai sakyk, pietuose, pietinėje pusėje. O dabar, vaikai, dar skruzdėlyčių nėra, bet medžių miške labai daug, ar ne? Dabar pamėginkim susirasti, neskubam. Pamėginsim susirasti įrodymą, kur iš tikrųjų tai yra šiaurė. Mes tai atėjom iš ten, o kaip mes po to grįšim, kad nepasiklystumėm. Pabandom surasti, kur, kaip mes nustatysim. Mokytoja, aš radau. Vaikai, einam, Gabrielė jau surado. Na. Čia yra šiaurės pusė, todėl kad ant medžių yra daug samanų. Taip, Gabrielė rado, kad ant šito medžio iš tos pusės yra labai daug samanų, tai reiškia šitoje pusėje yra šiaurinė pusė, šiaurė, taip. O kitoje medžio pusėje kas tada būtų, vaikai? Pietus, tai būtų pietinė pusė. O tai kur mūsų namai? Ten. Mes iš ten atėjom. Iš vakarų pusės mes atėjom. Dabar mes jau žinosim, kaip grįžti namo. Žinosim, nepasiklysim. Gerai, tada eisim toliau, savo tikslo sieksim. Tai mes pakartojome apie tai, kaip nustatomos pasaulio kryptis. O dabar, vaikai, pažiūrėkim visi į pušų viršūnės. Pasižiūrim į pušų viršūnės. Ar jos labai skiriasi, ar visos labai panašios? Kokios jos čia yra? Skiriasi, ar ne? Vienos yra kokios, kaip jums atrodo? Daugiau. Ilgesnės, mažesnės. Bet žiūrėkim, vienos yra tokios smailios dar. Labai stiebėsi viršų, o kitos tokios apvalios. Gal ką žino, ką tai reiškia, kodėl vienų pušų viršūnės tokios jau užapvalintos, o kitų labai smailios? Užaugojo. Reiškia, tos vaikai, kurios apvalės turi viršūnės, jos jau sustojo augti, jos labai nebedaug auga. O tos, kurios turi smailias viršūnės, va čia yra, ten tolėliau, tai jos dar auga. Jos dar augs daug metų. Mačiau, kad genys praskrido pro šalį ir paslėpė jums laišką. Jums dabar reikės surasti šitą laišką. Gal jums užuominą kokią duoti, kur ieškoti, miškas didelis?
Taip. Jums reikės to laiško ieškoti prie medžio pušies. Ir visiškai netoli nuo to medžio yra užrašas, kaip vadinasi šitas miškas. Pabandom paieškoti. Neskubėdami atidžiai paieškoti, nes turim rasti laišką. Mokytoja, radau. Atneš Skaiva laišką, ateikite vaikai pas mane, paskaitysim. Labai nesispauskim. 3 klasės mokiniams. Žiūrėkit, koks gražus laiškas su eglute. Taip. Kažin, kas jame galėtų būti? Miško pavadinimas. Atvirutė, miško pavadinimas, bet mes sužinosim, kai jį perskaitysim. Tuoj paskaitysim. Na, Fausta, pamėgink paskaityti. Mėly vaikučiai, pasakykit, kas turi daugiau metų, jūs ar aš? Eglutė. O kur Skaiva rado šitą laiškelį? Kur šito? Prie eglutės. Tai ta eglutė ir parašė. Eglutė parašė mums laišką, bet jinai mums užduotį davė. Kokią užduotį? Ar supratot? Kas daugiau metų? Jūs. Eglutė. O kaip vaikai mes tą amžių galėtumėm nustatyti? Nes jie Ar eglutė aukšta vaikai? Koks čia medis? Paklausykim, koks čia pirma tas medis, tas didelis, kur auga? Čia eglutė. Pušis. O kur čia ta eglutė? Maža eglutė, ar ne maža? O einam arčiau, pažiūrėsim. Nu, ne taip maža ūgio, ar ne? Bet jau beveik lygi su jumis. O kaip vaikai mes dabar galėtumėm sužinoti, kiek jai metų? Skaičiuotumėm šakas. Kas? Ką skaičiuotumėm? Šakas. Už kur tu žinai, kad šakas reikia skaičiuoti? Nu, kaip tu tą šaką suskaičiuosi? Parodyk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jau. 15. O kaip tu skaičiavai šitą šaką? Viena šaka, antra šaka, trečia. O iš tikrųjų, vaikai, tai reikia skaičiuoti, va žiūrėti prie kamieno. Va čia yra, žiūrėkit, prie kamieno yra va taip šakelės. Va viena eilė šakelių. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toliau 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ir dar pridėkim vienus metus, tai bus 19. O kiek jų metų? 9. Tai kas vyresni? Eglutė, o atrodo visiškai nedidelė, ar ne? Mokytoja, Kristupas medelį nulaužė. Vaikai, kokį negerą darbą Kristupas padarė? Nulaužė medelį. Kristupai, tu nulaužei medelį. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, vaikai. Ką jūs dabar veikiat? Mums atsitiko nelaimė. Kristupas nulaužė medelį. Bėgiodamas miške nulaužiau medelį. Tokį liauną, dar visai nedidelį medelį. Kristupai, medelis miške, šitas medelis miške auga jau daug metų, bet jeigu tu padarai netyčinį veiksmą, jeigu tu nulaužiai ne iš blogų paskatų medelį, o netyčia, tai yra nedidelė bėda. Yra didelė bėda, kai vaikai arba suaugę medelius laužo ir žaloja tyčia. O medelis galima jį atsodinti, reikia, jeigu jau toksai įvyko tokie dalykai, reikia medelį atsodinti. O dar geriau, kad būtų 2 į vietą. Bet atsodinti medelį čionai į šitą vietą neverta, nes čia yra jau brandus miškas, į šitas medelis šitoje vietoje neužaugs. Pavasarį miškų urėdijose miškininkai vyksta didžiulės šventės, yra miško atsodinimo darbai. Todėl aš kviečiu visus vaikus ir jūs mokytoja dalyvauti mūsų didžiausiai metų šventei, tai miškasodį, kuriam mes atsodinam mišką. O jeigu norit pamatyti, kaip medeliai sodinami, galėsim paeiti, aš jums parodysiu tos sodinimo visą procesą.
Mokinukai visi susirinko pamiškėje. Kas nešinas kastuvėliu, kas laistytuvu, kas iš daržo ir patvorių prisikasę sodinu. Šaukėnų girininkijos girininkas Virginijus Mušauskas parodė, kaip reikia iškasti dobelę, kaip į ją įstatyti mažutį medelį, apipilti šaknis žemėmis, apspaudyti žemę koją, kad pasidarytų lyg dubenėlis, kurį pilna pripildant vandens pagirdė augalą. Taip, juk šiandien vaikai yra žemės diena. Mes irgi prisidėsime prie jos turtinimo.